Loreta, tu pati savo kailiu patyrei JCI žaliąją nuotykių trasą. Pasidalink savo įspūdžiais. O taip, žinok, patyriau tą trasą, nes laukiau labai ilgai, nes išleidinėjau startus ir parodysiu tau tokį žemėlapiuką, koksai buvo padarytas. Ir kiekviena trasa reikėjo bėgti, daryti antspaudėlius, įvairūs čia tokios trasos buvo, leidomės, kopėm, virvėmis, šliaužėm, žodžiu, teko dėti į kuprinę kareiviškus daiktus, nes kareiviai mums padėjo šitą trasą organizuoti. Paskui lovą klojau, visiškai nesėkmingai. O dar sėkmingiau kopiau šitą sieną. 15 kartų bandžiau, bet padariau ir pasiekiau finišą. Tai turbūt šita užduotis labiausiai ir patiko. Vat šita užduotis labiausiai ir patiko. Ne, čia buvo kažkas tokio. Bandyti lipti ant tos sienos. Danieliau, sveikinu su puikiai pavykusiu renginiu, girdėjau, susirinko tikrai didelis skaičius žmonių, arti 200 žmonių sudalyvavo trasoje. Norėjau tavęs kaip projekto pagrindinio organizatoriaus paklausti, kas nulėmė šio projekto sėkmę? Na, visų pirma, tai entuziastingai nusiteikusi komanda, kuri negalėjo savo asmeninio laiko ir skyrė tikrai daug pastangų. Na, ir aišku, projektas nebūtų įvykęs be mūsų pagrindinio partnerio ir rėmėjų. Kas tau pačiam paliko didžiausią įspūdį šitam renginiui? Didžiausią įspūdį turbūt paliko tikrai šilti ir geri dalyvių atsiliepimai ir tai, kad jie klausinėjo mūsų, kada tai vyks kitą kartą.